Мужик, эй! Direktoriau, atėjau pašnekėti, gerai visi. Direktoriau, turiu tokią problemytę. Šiais metais nelabai sekasi su pažymiais, galbūt kažkaip galima sutarti dėl kitų mokslo metų perkelimo. O tai gerai, galim. O tai ką siūlai, pavyzdžiui? Nu, jūs žinot mane, aš siūlau. Čia už kokį čia pažymį tu tiek siūlai? Už 10-uką. Koks tavo vardas tu patikrinti? Orestas Kiela. Orestas Kiela. Nu, liūdna situacija tikrai. -1 iš rusų, vidurkis 1,2. Tai iki 4 pakelsiu tiks. Aš tai jau kažką pasiūlęs. Dar, tikrai neužteks. Nu, dabar jau kalba pasikeitė, gali jau pradėti kalbėti. Stop! Žmonės kaip direktorius yra padugnis. Jie naudojasi savo pozicijomis, kad pasipelnytų iš to. Mūsų Lietuvos Respublikos valstybėje nėra tai toleruojama. Labas, vyra. Labas, žmona, ko čia esi baladoji? Jau darbą prašysi, ne? Jau išmetė iš darbo, ne? Nu kas, tai man gali sakyti. Nu taip. Žinau, kažkaip vis tiek mokyklos direktorius paprasčiausiai man, žinok, sudėtingoje situacijoje tu mane pastatai. Nu bet Tikras vis tą tiek. supranti? O ką aš Kokį? veiksiu? Namie neturi ką veikti, ne? Neturiu. Padėčiau. Žinai, Pavyzdžiui, kuo? sekretorą galėčiau pabūt. Nu, papildomai pagalbos tikrai ne pro šalį. Tai kelinta diena šiandien. Ketvirtadienis, ne? Nu, tai pirmadienį pradeda. Taip pat į darbą negalima priimti asmenų nepotizmo keliu. Labas, tėve. Man reikia su tavim labai rimtai pasikalbėti. Nu, visą tą dukrą, sės. Supranti, mano matematikos mokytoja man parašė blogą pažymį už kontrolę. Gal tu galėtum kažkaip tu su ją pakalbėti? O ką tu siūlai, pavyzdžiui, kaip tau skamba, jei aš ją atleisčiau? Na, man patinka tavo mama. Man, žinok, jau metų skundžiasi dėl algos, dėl darbo valandų, dėl etato. Atleidžiam ją, ką galvoji. Na, manau, tai būtų visai gerai idėja. Stop! Mūsų direktorius jau 3 kartą lipa ant to pačio grėblio ir pasinaudojo savo vietą, kad padėtų artimiesiams. Dabar mūsų direktorius stos prieš teisėją. Direktorė, lauk! Skaidrumui taip!